Anglijos Suffolko grafystėje į pensiją išėjęs ūkininkas Erikas Loves gimtadienio proga gavo dovanų metalo detektorių. Taip nutiko, kad 1992 metais, lapkričio 16 dieną, jo kaimynas, kitas ūkininkas, Piteris, dirbdamas lauke pametė savo mėgstamą plaktuką. Ir jis paprašė savo kaimyno Eriko, sako, gal tu gali, kadangi žinau, gavai dovaną nesenai, gal galėtų man surasti pamestą plaktuką. Beieškodami plaktuko Piterio laukose, jie rado lobį, kuriame buvo 565 auksiniai, 14 191 sidabrinė romėniška moneta ir daug kito turto. Paskui archeologai iškasė tą vietą ir nustatė, kad greičiausia tas lobis buvo paslėptas kažkur tai apie 407-410 metus po Kristaus, kai Romos imperija traukėsi iš Britanijos. Lobis po visų mokesčių, jis buvo įvertintas ir šitiem ūkininkai per pusę, vienas už tai, kad rado, kitas už tai, kad tai buvo jo lauke, jie pasidalino 1,8 milijonus svarų sterlingų. Aišku, tu klausai šitą istoriją ir susirūpinęsis, jo kaip su to plaktuku. Tai aš tave nuraminsiu, plaktukas irgi buvo rastas ir dabar jis yra eksponuojamas su visais tais radiniais, su tuo lobiu Britų muziejuje, kaip neatsiejama šio istorijos dalis. Visais laikais žmonės slėpė pinigus, kitas brangenybės žemėje, ypač neramiais laikais, pavyzdžiui, karo metu ir netgi atrandomose Kumrano raštuose buvo rasta medinė lentelė, ant kurios buvo išgraviruotos vietos, kur paslėptas auksas ir sidabras. Jis buvo slepiamas dirbtiniuose vandens telkiniuose, šachtose, po akmenimis, laukuose ir netgi kapuose. Taigi, lobio radimas, lobio slėpimas ir lobio radimas visais laikais žmonėms buvo labai žinomas veiksmas ir tas jausmas, kai tu atrandi lobį. Ir šiandien mes perskaitysime ištrauką iš Šventojo rašto. Jėzus mums kalba apie Dievo karalystę. Jėzus mus moko apie tai, kokia yra dangaus karalystė, Dievo karalystė. Ir mes pažvelgsim į 3 palyginimus, 3 patarles, labiausiai susikoncentruodami į pirmąją, kur mūsų viešpats kalba taip pat apie lobį, bet daug didesnį lobį negu rado šitie ūkininkai ir daug didesnį lobį negu kuris gali būti ar buvo atrastas bet kada. Taigi Mato Evangelija 13 skyrius nuo 44 iki 50 eilutės. Jėzus moko žmonės, jiems suprantama kalba ir sako, dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį žmogus tai nuslepia, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perka tą dirvą. Vėl su dangaus karalystė yra kaip su pirkliu, ieškančių gerų perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Ir vėl su dangaus karalystė yra kaip su jūron metamu tinklu, užgriebiančių įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias į indus, o blogasias išmeta.
Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, surankios bloguosius iš gerųjų ir įmes juos į ugnies krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Jėzus sako, dangaus karalystė yra lobis. Yra nemažiau vertingesnė kaip lobis. Prieš tai tose palyginimuose, kuriuos jau mes žiūrėjome praėjusius sekmadienius, Jėzus mums kalbėjo, kad nors Dievo karalystė ir yra paslėpta, bet ji jau yra tarp mūsų. O šios mūsų perskaitos dvi patarlės kalba apie tai, apie Dievo karalystės vertingumą, kas ne visada yra savaime suprantama. Dievo karalystės vertė parodo tai, kad ji yra lyginama su lobiu. Ir kyla klausimas, kame yra dangaus karalystės vertė? Ir mes galėtume atsakyti taip, kad tai amžinas gyvenimas su tave mylinčiu Dievu. Dievo karalystė tai amžinas gyvenimas su tave mylinčiu Dievu. Šiandien žmogus yra pasiruošęs padaryti bet ką, kad tik prailgintų savo gyvenimą. Žmogus pasiruošęs paaukoti beleką, kad pasiektų sveikatą ir ilgamžiškumą. YouTube'ai pažiūrėjau tokį rusų vieno žurnalisto susuktą filmuką į dušę k čiortu. Ir einantis pas velnę. Ir ten nagrinėja apie visą ekstrasensų biznį, kaip jie apgaudinėja žmonės, kaip jis gilinasi į visą tą jų verslą, kaip jie tyčiojasi iš tų žmonių, kuriuos apgaudinėja, liepia jiems daryti tą ir varlę nešioti, ir žodžiu, ir gaudyti visokias nesąmonės, žodžiu, daryti, nežiūrėti akis, totali nesąmonė. Bet žmonės išgąstė dėl savo sveikatos, dėl savo brangių žmonių likimo, skolinasi pinigus, žodžiu, aukoja tos pinigus, pervedinėja, prasiskolina, kai praranda daugybę pinigų, staiga tada jie supranta, kad ir neišsipildo visi tie, nežinau kaip tai pavadinti, ką ten veikia. Žodžiu, tada jie staiga jau atsibunda ir sako, kur mano pinigai, grąžinkit mano pinigus. Žmogus nori ilgamžiškumo, jis nori sveikatos. Žinot, pasaulyje populiarėja ilgamžiškumo judėjimas. Longevity movement. Visi galvoja, kad vis tiek bus proveržis ir mes pasieksime gyvenimą. Patys skaičiau kažkada straipsnelį tokį, kur viena moteris, jinai nori gyventi 150 metų, žodžiu, viskas pas ją ten tobulas, sterilu, mankšto, sveika mityba, poilsis, miegas, jokio streso. Ir jinai sako, mano vyras bus tik tas, kuris atitiks visus mano parametrus. Neužteks, kad jis ją įsimylėtų, bus jos visi genai patikrinti, ar ten nėra, žodžiu, kažkokių pažeidimų genuose, ar jo požiūris teisingas, ar neturi žalingų įpročių, žodžiu, jai irgi reikia vyro, kuris kartu su ja nugyvens 100 metų, nes kitaip jinai netekės. Taigi žmonės ieško ilgamžiškumo, tačiau, žinot, nuodėmės sugėdimo, nuodėmės įtako žmogui nepakeis nei jokia sveika mityba, nei jokia mankšta, kaip Chestertonas sako. Nuodėmės faktas yra toks pats praktiškas kaip bulvės. Žodžiu, jis yra. Mes galim pasidairyti aplinkui ir mes matome,
kokį sugėdimą atneša nuodėmė. Ir todėl kiekvienas žmogus yra be galo silpnas ir mirtingas. Duok Dieve jiems nugyventi 150 metų. Bet vis tiek ateis diena, kai teks mirti. Bet raštas sako, kad Jėzus duoda amžinąjį gyvenimą. Jėzus dovanoja santykį su savimi, gyvenimą su savimi. Jis dovanoja savo karalystę ir tai jis vadina lobiu. Sako, tai yra lobis, dėl kurio žmogus yra pasiruošęs, kai atranda šitą lobį, palikti visą, parduoti visą ir įgyti, padaryti viską, kad įgytų šitą lobį. Ir aš noriu perskaityti su jumis vieną psalmę. Prieš kelis tūkstančius metų žmogus žiūri į gyvenimą, psalmininkas, ir kaip gražiai šita visa psalmė susišaukia su to, ką mes kalbame, koks blaivus ir išmintingas jo požiūris į gyvenimą, į tikrąjį lobį, į tai, ką jisai turi, į tai, ko žmonės didžiuojasi, ko jie siekia. Perskaitykime 49 psalmę. Choro vadovui, Koracho sūnų psalmė, ir jis pradeda taip, sako, išgirskite visos tautos, klausykitės visi pasaulio gyventojai, prastuoliai ir kilmingieji, turtuoliai ir vargšai. Išgirsk, ar tu turi pinigų, išgirsk šitą išmintį, o gal tu esi vargšas ir nieko neturi, bet sieki kažko, tai nori turėti, išgirsk tai, ar tu turtuolis, ar tu vargšas. Savo burna skelbsiu išmintį, mano širdies apmąstymą, išmanimas. Aš klausysiuos patarlių, skambant arfai, įminsiu mįslę. Ir štai prasideda jo išmintis. Jis sako, kogi man nelaimės dienomis bijoti, kai priešai klastingai apninka, kurie savo turtais pasitiki ir giriasi gausiais savo lobiais. Atkreipkim dėmesį, yra žmonės, kurie pasitiki savo turtais, kurių viltis yra pinigai, turtas, kilnojamas ir nekilnojamas. Žemiški lobiai, jie pasitiki savo lobiais, pasitiki tuo, kas sukaupė. Sako jie, kaip kitą kartą, kaip tampa tais priešais, kurie viskam prieštarauja, ir sako, ir žiūrėkit, ką sako psalmininkas, sako, ne vienas žmogus negalės išpirkti savo brolio, neduoti išpirką už jį, didelę kainą už sielos išpirkimą, tiek niekad neturėsi, kad galėtum amžinai gyventi ir nematytum sugėdimo. Didelę kainą už sielos išpirkimą, tiek niekad neturėsi, kad galėtum amžinai gyventi ir nematytum sugėdimą. Broliai sesės, net Bilas Geitsas, turtingiausias šio pasaulio žmogus, tiek neturi ir niekada neturės. Jo žurnalistas kažkada paklausė, sako, jeigu tu prarastum 99% savo turto, sako, aš paskaičiavau, kad tu jau gal taptum milijonierium. Jis sako, ne, sako, tu suklydai. Aš vis tiek likčiau milijardierius. Milžiniškas turtas. Be Dievo akise tai yra niekas. Net ir už visą savo šitą turtą tu nenusipirksi gyvenimo. Nesusimokėsi išpirkos Dievui. Tiek niekad neturėsi už savo sielos išpirkimą, turtu savo sielos išpirkti neįmanoma. Nors nežinau, vienas žmogus atėjo pas kunigą ir klausė, sako, kunigė, jei bažnyčiai paaukosiu 100 000, ar gausiu amžiną gyvenimą? Kunigas pagalvojo ir sako, na, garantuoti negaliu, bet tikrai verta pabandyti. Skaitom toliau psalmę. Sako, matysi, kaip išminčiai miršta, kvailiai ir paikieji žūna, palikdami turtus kitiems. Jie nori, kad jų namai pasiliktų per amžius, jų buveinės kartų kartoms, savo vardais jie pavadina žemes. Išminčiai
ir kvailiai, ir paikieji visi žūva. Jie nori pasilikti, kad jų namai stovėtų per amžius, kad jų buveinės būtų per kartų kartas. Jie pavadina žemę savo vardais. Sako, net ir garbingas žmogus neišlieka. Jis panašus į galviją, kuris pražūsta. Ir žiūrėkit, sako, toks yra kvailai pasitikinčių likimas ir galas jų pasiekėjų, kurie pritarė jiems. Toks yra kvailai pasitikinčiųjų. Kuo pasitikinčiųjų? Turtais, sėkme, garbe, gerų gyvenimo, laimingų gyvenimo. Ir galas jų pasiekėjų, kurie pritarė jiems. Mirtis juos ganys kaip avis, jos buveinė jie skirti ir į ją nužengs. Jų kūnas sunyks, pavidalas sudulės, mirusių buveinė bus jų namai. Žiūrėkit, tada jis sako, tačiau Dievas iš kapo išpirks mano sielą, jis priims mane. Dievo karalystės vertė. Amžinas gyvenimas su tave mylinčiu Dievu, su Dievu, į kurį tu sudedi savo viltį, įdedi savo širdį, įdedi savo tikėjimą. Tačiau Dievas iš kapo išpirks mano sielą, jis priims mane. Ir todėl jis sako, nesijaudink, nesijaudink, jei kas praturtėja ir jo namų garbė padidėja. Juk mirdamas jis to nepasiims, garbė nepalydės jo. Nors gyvendamas jis tarsis esąs laimingas, kiti dėl sėkmės girs. Ko žmogus labiausiai nori? Turto, nori garbės ir nori sėkmingo gyvenimo. Turtas, garbė, sėkmingas gyvenimas. Psalmininkas žiūri į tokio žmogaus gyvenimą, kuriame nėra svarbiausio lobio. Ir sako, tačiau jis nužengs pas savo tėvų kartą ir šviesos neregės per amžius. Žmogus, kuris yra gerbiamas, bet neturi supratimo, yra panašus į galviją, kuris pražus. Dievo karalystė yra lobis, pats didžiausias lobis, kokį tik žmogus gali įgyti. Kai žmogus atranda šį lobį, kai suvokia šio lobio vertę, jis pasiruošęs paaukoti viską, kad įgytų tą lobį. Ir ar žmogus atradęs tą lobį, iš ties matosi iš žmogaus gyvenimo, iš jo pasirinkimo. Nes Jėzus sakė, nes kur tavo turtas, arba kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Taigi mums užtenka pažiūrėti, kur mūsų širdis ir mes žinosime, kur mūsų lobis. Mūsų širdis yra linkusi prisirišti prie turto. Tai, kas mums yra turtas, mes matome iš to, kur prisirišusi mūsų širdis. Taigi Jėzus sako, Dievo karalystė yra lobis, bet jis taip pat sako, kad Dievo karalystė yra kaip paslėptas lobis. Taigi šis lobis nesimėto pakelėje. Dievo karalystė nėra akivaizdi, visų regima. Jos vertė yra pridengta. Nuo to nesumažėja šio lobio vertė, kaip ir bet kokio lobio, kuris yra užkastas žemėje, vertė nesumažėja, kad jis yra paslėptas, nematomas, ne visi jį randa, ne visi suvokia, kad ten lobis to žemėje, kad ta žemė yra be galo vertinga, už ją reikia viską atiduoti ir pirkti. Tačiau vertė vis tiek ten išlieka. Dievo karalystė yra paslėpta. Pirmoji bažnyčia nuo pat pradžių žvelgia iš Jėzaus pamokymą ir dirvoje paslėptą lobį siejo su Kristumi, kuris yra paslėptas pasaulyje, šventajame rašte arba kūne. Ir tai labai gilu iš tiesų. Būtų galima atskirai vien apie tai kalbėti, apie Kristų, kuris paslėptas
pasaulyje, tada jis yra šventajame rašte, kai mes jo ieškom. Ir galiausiai kūne jis buvo paslėptas, kai vaikščiojo šioje žemėje. Šiandien vyksta nemažai debatų tarp tikinčių ir netikinčių. Mūsų visuomenė nėra tokia, kur labai tuos debatus keltų į viešumą, universitetuose, kitose aplinkose, kad vyktų tie debatai, tačiau Anglijos, JAV universitetuose tai pakankamai populiaru. Ir vis kažkas eina susigrumt su kažkuo, norėdamas arba pagrįsti Dievo egzistavimą, arba paneigti jo egzistavimą. Ir viena iš tokių temų, šalia blogio temos, blogio egzistavimo temos, šiandien labai populiari yra, kai netikinti žmonės sako, kad, sakykime taip, Dievo slaptumo tema. Ir Dievo slaptumas yra keliamas kaip kontrargumentas prieš Dievo buvimą. Yra sakoma, kad jeigu Dievas yra geras, myli, kodėl jisai slepiasi, kodėl jis neleidžia man aiškiai ir nedvejojant suvokti jo buvimo, suvokti jo egzistavimą. Ir čia kyla tos diskusijos, tas tokia protų kova, pirmiausia. Ir aišku, čia klausimas širdims, ar iš tikrųjų Dievas slepiasi. Ar iš tikrųjų Dievas slepiasi. O gal kaip tik yra daug ženklų rodančių į jį, bet žmonės nenori jų matyti. Ir yra tokia sąvoka jau išvesta, kai išvedinėje sako, yra besipriešinantis, netikintis, kuris priešinasi savo netikėjimo. Jo širdis yra kieta, jis nenori, kad būtų Dievas ir net jeigu Dievas būtų, jis sako, aš jo negarbinčiau. Bet tada kai kurie iškelia, sako, bet vis tiek nedidelė dalis yra non-resistant unbelief, nesipriešinantis netikėjimas. Bet vieno mes klausėm tokio vedančio ateisto, kylančios naujos žvaigždės, O'Connoras toks, irgi dalyvauja debatuose su krikščionėmis. Tai žinot, aš klausiau jo ir va ta jo tokia pozicija, išeities taškas. Jis sako, aš esu įsigilinęs į visus Dievo buvimo argumentus. Aš perskaičiau Liujisą, aš perskaičiau bažnyčios tėvus, Augustiną, Akvinietį. Aš perskaičiau ir Plantingą, ir tą, ir aną. Aš susipažinau su visais argumentais. Ir jie manęs neįtikino. Dievo nėra. Ir aš klausau jo, jaunas žmogus. Aš galvoju, tiek daug žmonių pasaulyje šie argumentai įtikino. Tiek daug žmonių, jie pravėrė širdies duris, pravėrė proto akis, bet tavęs neįtikino. Ir va tas toks, aš paklausiau savęs ir aš galvoju, ar iš tiesų yra tas nesipriešinantis netikėjimas. Ar iš tiesų jis yra? Greičiausiai tie fariziejai, kurie matė Jėzų kūne ir sakė, jis jau buvo padaręs be galo daug stebuklų, bet sakė, padaryk dar stebuklų, kad mes tikėtume, įrodyk, kad tu esi Dievo sūnus. Jie turbūt irgi save laikė nesipriešinančiais, netikinčiais Jėzaus atžvilgiu. Visgi žmogaus širdis priešinasi, gerbėmieji. Žmogaus širdis priešinasi tikėjimui, priešinasi Dievui, priešinasi tam, kas yra šventa, tam, kas yra teisinga. Mūsų širdis nori įtvirtinti savo nepriklausomybę, mūsų širdis kaip netikinčios nori įtvirtinti save pasodinti ant to sosto ir nuversti Dievą iš ten, jeigu jisai dar ten buvo. Taigi, ar Dievas slepiasi? Ir mes, kai skaitome šventąjį raštą,
mes atrandame, kad Dievas slepiasi nuo išdidžiųjų, nuo puikiųjų, nuo pasipūtėlių, arogantiškų žmonių, karalių ir paprastų žmonių. Bet jis atsiveria tiems, kurie nusilenkia prieš jo žodį, nusižemina ir jo ieško. Lobio suradimą lydi džiaugsmas. Jėzus sako, atradęs jį žmogus tai nuslepia, iš to džiaugsmo eina. Na, turbūt nerasime tokio lobio suradėjo, kuris labai nusiminė radęs lobį, suvokęs, kad jo gyvenimas nuo šiol pasikeis, kad jis rado kažką, kas visapusiškai praturtino. Dievo karalystė yra lobis. Ar mes supratome Dievo karalystės vertę? Liudija, ar mes turime džiaugsmą savo gyvenime? Ar mes turime džiaugsmą? Jeigu mes matome Dievo karalystę kaip lobį, jeigu mes matome tai, ką matė šitas psalmininkas, net liūdniausiose savo situacijose, net tada, kai mes einam per išmėginimus, per mirtį, netekti, ligas, skausmą, mes žinome, kad šitas lobis yra didelis. Tai, ką dovanojo Dievas, mums yra daug. Mūsų kentėjimai yra laikini, mūsų išmėginimai tik trumpalaikiai. Visus savo mylimuosius mes sutiksim Dievo karalystėje. Mums nėra ko jaudintis. Mums nėra ko nelaimės metu bijoti, kaip sako psalmininkas. Galbūt mes ir nuliūstame, esame spaudžiami, verkiame, bet visa tai virsta džiaugsmu, nes Dievas nemeluoja. Jis davė mums tai, ko niekas negali iš mūsų atimti. Taip, šis gyvenimas mus mėgina, mus bando ir mes kartais tas apsiblausia, tas matymas iš tiesų, tos vertės, to turto, kurį Viešpats Jėzus Kristus dovanoja mums per savo auką, per savo kraują. Mes kaip pradedame nematyti tos vertės, mes ir prarandame džiaugsmą, nuoširdų džiaugsmą. Ir neįmanoma niekam visą laiką būti ant bangos. Nei vienas žmogus mes nesame toks stiprus, kad visada matytume ir nei kiek nedvejotume, nesuabejotume, kad mūsų širdis nebūtų suspaustos, mūsų gyvenimo vargai mūsų neprispaustų. Bet todėl Jėzus ir sako, nuolatos ieškokite Dievo karalystės. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta. Todėl jis ragina mus ieškoti Dievo karalystės. Nors mes ją atrandame, mes esame kviečiami ieškoti giliau, kad suprastume aiškiau, kad mūsų širdis įsitvirtintų, kad ta vertė būtų regima mūsų širdies akių, mūsų sielos, kad mes tai matytume. Todėl pirma Jėzaus patarlė mums kalba, kad Dievo karalystė tai lobis, laimingas radinys, verta visų mūsų investicijų. O antra patarlė, jinai sako, Dievo karalystė yra kaip pirklys, ieškantis perlų. Ir akcentas dedamas į ieškojimą. Dievo karalystės būtina ieškoti. Būtina ieškoti. Čia įsijungia žmogaus vaidmuo, čia įsijungia tavo kaip tikinčio vaidmuo. Tavo, jeigu tu kažkiek suvoki, kas yra tikrieji perlai,
Tas pirklys žino jau, kas yra perlai, jis žino, kas yra tikra. Bet iš to, kas tikra, yra tai, kas yra brangiausia, tai, kas yra vertingiausia. Ir kai jis randa tą perlą, jis elgėsi taip pat, kaip ir tas, kuris randa lobį. Taigi, kartu su Jėzum atėjo Dievo karalystė. Todėl dabar laikas džiaugtis ir daryti viską, kad taptume ir pasiliktume tos karalystės dalimi. Visą savo gyvenimą mes ieškome to, kas vertinga. Kartais įgyjame tam tikrus dalykus dėl laimingo atsitiktinumo, kaip tas ūkininkas ieškodamas plaktuko, o kartais sunkiu darbu, dėl to, kad mes ieškome sunkiai, mes trokštame suprasti, mes trokštame pažinti. Kaip mes ieškome tų lobių? Šventasis raštas sako, kad Dievo išminties, Dievo karalystės mes turime ieškoti taip, kaip žmonės ieško lobių. 1622 metais, rugsėjo 6 dieną, čia kiek prieš 400 metų, prie Floridos JAV krantų nuskendo ispanų laivas Nuestra Senjora de Atocha, gabenęs vertingą krovinį ir 247 žmonės, įskaitant įgulos narius. Lobis nugrimzdo į vandenyną 16 ir didesnį metrų gylį, tiksli vieta nebuvo žinoma, uraganai pakeitė reljefą, išstumdė krovinį po vandenyno dugną. Tačiau vienas JAV lobių ieškotojas, Melas Fischeris, buvęs naras ir verslininkas, užsibrėžė surasti šitą lobį. Savo paieškas jis pradėjo 1969 metais, tai po 300, beveik 50 metų po to laivo nuskendimo. Ir jo paieškos truko 16 metų. 16 metų jis intensyviai ieškojo šito lobio iki 1985 metų, kai jis pagaliausiai jį atrado. Tačiau per šį laiką, per šias 15 metų, po 6 metų paieškų, 1975 metais, uragano metu žuvo jo sūnus ir jo sūnaus žmona. Ir taip pat vienas iš jo draugų, naras. Taigi jis prarado 3 labai artimus žmonės, ieškodamas šito lobio. Buvo praėję 6 metai, jie rado pirmasias krovinio dalis, prasidėjo dėl tų dalių teismas, kam jos priklauso. Ir galiausiai jis surado tą lobį, dar po 9 metų buvo rastas pagrindinė krovinio dalis. Na, lobis buvo vienas didžiausių istorijoje, kas buvo atrasta žmonių, 40 tonų aukso ir sidabro monetų, bene 1000 smaragdų, sidabriniai luitai su ženklais, auksiniai indai, taurės, grandinėlės, ten indienų įvairiausia artefaktai ir daug kitokio turto. 85 metais šito turto vertė buvo $400 milijonų, dabar tai gal siektų milijardą. Šis žmogus 16 metų investavo savo laiką, pinigus, artimuosius, jis ieškojo šito lobio. Dievas kreipėsi per patarles į mus, į kiekvieną iš mūsų ir sako: mano sūnau, jei priimsi mano žodžius ir paslėpsi širdyje mano įsakymus, jei tavo širdis atidžiai klausysis išminties,
ir širdis sieks supratimo. Jei šauksiesi pažinimo ir pakelsi balsą prašydamas supratimo, jei sieksi jo lyg sidabro ir ieškosi lyg paslėptų lobių, tada tu suprasi viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą. Jei sieksi jo lyg sidabro ir ieškosi lyg paslėptų lobių, tada tu suprasi viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą. Abiejose patarlėse žmogus atradęs lobį, žmogus atradęs ypatingai vertingą perlą, parašyta eina, parduoda visą, ką turi ir perka. Parduoda visą, ką turi ir perka. Mintis apie tai, kad reikia parduoti visą turtą, bažnyčia asocijavosi su išmaldos davimu, su geradarystės darbais, dosnumo darbais. Bet dar dažniau mūsų broliai sesės per amžius tai siejo su asmeniniu šventumu ir bet kokių pasaulietinių vertybių atsisakymu. Tai yra Dievo valios, Dievo karalystės, dievoieškos statymą į pirmą vietą. Ir kai galvoju, ką reiškia parduoti visą, ką turi, iš tiesų visą, ką turime, brangiausia, ką mes turime, kas yra? Laikas mūsų. Vienas iš dalykų. Brangiausia, ką turime, tai yra mūsų laikas. Visi mes turime laiko. Laikas yra pinigai, laikas turi vertę. tą laiką mes kažkam skiriame. Ir mes jį tikrai skiriame brangiausiams dalykams. Kartais vyras sako žmonai, aš tave myliu, o žmona sako, tu sakai, kad mane myli, bet man neskiri visiškai laiko. Ir tampa aišku, kad yra žodžiai, yra gyvenimas. Laikas atspindi, ką mes suteikiame vertę, atmetus visus, sakykime, rūpešius, bėgimus, kai turim išmaitinti savo šeimą, atlikti kažką svarbiausio, kas būtina. Bet vis tiek mes kiekvienas net ir tame turime laiko, kuris lieka tam, kam iš tikrųjų, ką mes vertiname, kas mums yra svarbiausia. Taigi ar mes būtume jauni, ar brandus, ar vyresnio amžiaus, turimas laikas tai mūsų investicija, mūsų statymas. Mes ieškom šio gyvenimo dalykų ir nemastom apie amžinybę, arba mes ieškome amžinų dalykų, ieškome Dievo, kaip tas žmogus, Melas Fischeris, ieškojo paslėptų lobių, aukodamas savo gyvenimą, įdėdamas ir savo laiką, ir savo resursą. Ir savo laiką, ir savo resursą. Galiausiai Jėzus apjuose, jeigu jūs skaitysite tą visą patarlių pamokymą, kurios Matas surinko ir pateikė mums apie Dievo karalystę, tai vis jo dalis yra apjuosiamos tam tikros dalis tokiu įspėjimu. Įspėjimu apie laukiantį teismą. Įspėjimu apie tai, kad kiekvienas žmogus stos prieš Dievą ir duos Dievui apyskaitą už savo gyvenimą ir kad ta diena tikrai ateis. Ir todėl pozityvus, džiaugsmingas patarlių tonas apie lobį ir perlą, kaip rėmeliu apjuosiamas priminimu, kad žmogus labai rizikuoja, ignoruodamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Sako, Dievo karalystė yra kaip tinklas,
kuris išgrebė įvairiausių žuvų. Jis bus išvilktas į krantą ir atrinktos gerosios nuo blogų. Pas žydus buvo ta tradicija, nes jie ne visas žuvis valgė, vienos žuvis buvo švarios, kitos nešvarios, tai jie visada jas atrinkinėjo. Tai buvo įprasta praktika. Ir Jėzus sako, tai bus, ateis pasaulio pabaiga, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai ir išrankios bloguosius iš gerųjų ir įmes juos į ugnies krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Mūsų laikais mokymas apie teismą ir bausmę yra nepopuliarus. Tačiau teismas ir bausmė yra neatskiriama Evangelijos dalis. To mokė ir Jėzus, ir mokiniai. Mes turime priminti savo, kad jeigu nebūtų teismo, tai išgelbėjimui nebūtų jokio poreikio. Be teismo gyvenimas praranda dalį prasmės, nes tuomet mūsų veiksmai neturi didelės reikšmės. Jeigu žmogus neatsakys už savo veiksmus, už savo gyvenimą, už savo žodžius, už savo poelgius, tai daug kas neturi reikšmės, kaip tu gyveni, ką tu kalbi, kaip tu elgiesi. Tačiau Jėzus sako, žmogus atsakys, ta diena ateina. Ta diena tikrai bus, kai Dievas atskirs kviečius nuo raugių, mes girdėjome prieš keletą sekmadienių. Ta diena ateina, kai pasaulio pabaigoje žmonės bus padalinti į dvi grupės. Jėzui ir jo karalystėj žmogaus elgesys, žmogaus pasirinkimai yra svarbus. Taigi bažnyčia yra iššūkis atrasti balansą tarp malonės bei didelės Dievo meilės, tuo pačiu nepamirštant apie teismą ir bausmę. Mums būtina įspėti žmonės, krikščionys visą pasaulį apie tai, kad dabartinis gyvenimas yra svarbus Dievo akise. Ir ateis diena, kai mes visi stosime prieš Dievą ir duosime jam apyskaitą. Didelė kaina už sielos išpirkimą tiek niekad neturėsi. Mes esame išpirkti brangiu Jėzaus krauju. Šitą kainą už sielos išpirkimą, šitą kainą, kad tame teisme mes turėtume ne kaltintoją, bet gynėją, sumokėjo mūsų viešpats Jėzus Kristus savo brangiu krauju ir kviečia mus priimti šitą dovaną. Kviečia mus jo pasitikėti. Kviečia mus švęsti jo auką ant kryžiaus, ką mes neužilgo po vienos giesmės ir darysime. Kviečiu pakilti, trumpai pasimelsti ir toliau mes laužysime duoną. Viešpatie, dėkojame tau už tą lobį, kurį tu mums dovanojai, už savo karalystę. Viešpatie, mes niekada neturėsime tiek, kad galėtume išpirkti savo gyvybę prieš tave. Niekada neturėsime tiek, viešpatie, kad galėtume patys iš savęs gyventi amžinai ir laimingai. Dėkojame tau, Dieve. Dėkojame tau už šį lobį, už tą dovaną, kurią tu atvėrei mums, dovanojai mums, pravėrei tą paslaptį, tą vertę mūsų širdims ir kvietimus toliau jos ieškoti. Dieve, padėk mums ieškoti tavo karalystės. Padėk mums džiaugtis ją atradus
Padėk mums Viešpatie parduoti tai, ką mes turime, tam, kad mes įgytume žymiai daugiau, nepalyginamai daugiau, ką tu jau mums davėjai. Dėkojame tau per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.